Labadiena visiems, ačiū, kad žiūrite ir klausotės. Speciali Lietuvos kariuomenės šventinė tinklalaidė skirta gražiausioms metų šventėms ir Lietuvos kariuomenė sveikina visus labai pagarbiai su artėjančiomis kalėdomis arba jau su praėjusiomis, jeigu klausotės tinklalaidės vėliau. Visą laiką per šventes mes padarome pokalbį arba kažkokį susijusiu su viltimi, arba susijusiu su pamastymais. Ir šiais metais mes dedikuojame šventę pamastymams ir kalbėsime apie vieną didžiausių mūsų valstybės valstybingumo praradimų. Ir pakalbėsime apie jo priežastis, apie pasiekmes, kodėl taip galėjo atsitikti. Ramiai pakalbėsime, nes pasidarėm kavos, turim vandens, turim čia visko, žodžiu, visiškai pilnai pasiruošę. Ir su mumis yra kiečiausias Lietuvos kariuomenės istorikas, kapitonas Karolis Zikaras. Sveiki, Karoli, mieliausiasis kolega. Labą dieną, visada malonu. Karoli. Šiandien mūsų klausimą formuluosim taip, reiškia, žiūrėkit, abiejų tautų respublika. Kalbėsim apie mūsų valstybingumo praradimą 17X, iki 1795, reiškia, 18 amžiuje, abiejų tautų respublika. Didžiulė valstybė, lietuviai su lenkais, tie patys, kurie laimėjo Žalgirio mūšį ir pakrovė Malkų kryžiuočiams. Tie patys, kur, nežinau, turbūt ATR gyventojų, tai buvo Europoje, tikrai didelis, tikrai ta valstybė tokia atrodė kaip dabar Vokietija su gabalu Prancūzijos. Sujungtume, jeigu tai panašiai atrodo žemėlapyje ATR, kaip pasižiūrėjau Wikipedijoje, kaip atrodo. Kalbėsim, kaip atsitiko, kad šita valstybė prarado savo valstybingumą, bet aišku, pradėsim turbūt nuo daug anksčiau. Kaip atsitiko, kad šitoms dviems šalims reikėjo susijungti ir kaip įmanoma per tokį trumpą laiką padaryti tokį grandiozinį projektą, kaip sujungti dvi valstybės, kai mums net fuzilierių batalionai steigti, užtrunka laiko dabar šiais laikais. Tai viską kažką sukurti tokio rimtesnio reikalauja pinigų, laiko, pastangų. Tai viskas atsiranda, reiškia, ne šiaip savo. Iš tiesų, jeigu mūsų tema yra mūsų šiandien, reiškia, padalymai, mes galim žiūrėti ten nuo anksčiau, nuo vėliau, kaip sakant, ir pasakyti, kad buvo problemos 18 amžiui ir valstybė žlugo. Bet jeigu, reiškia, suprasti ten tikrasias priežastis, tai reikia pažiūrėti iš tiesų iš anksčiau, nes ta situacija, kuri buvo 18 amžiui, tai jau galima pasakyti, kad tai buvo jau turbūt nebegrįžtami procesai, kurie prasidėjo seniau. Ir kaip visada, žmonių gyvenime, ar ne, tu esi kažkokioj tai situacijoje, kuri turi kaip lazda du galus, reiškia, gerąjį, reiškia, pliusinį ir minusinį. Tas, reiškia, kaip labai, sakyčiau, pagristai tu suformuluoji klausimą, kaip čia taip atsitiko, kad iš vis atsirado ta abiejų tautų respublika, tai jinai atsirado ir dėl pozityvių ir dėl negatyvių priežasčių, nes reikėjo spręsti kažkokias problemas. Problema yra Maskva. Reiškia, nes aš ir kažkurioje ankstesnėje tinklalaidėje esu jau tavo sakęs šitą mintį, ne, kad mes gyvename šiandien tame laikotarpį, kuris prasidėjo 1492 metais. Tada įvyko kas? Tada įvyko pirmas mūsų karas su Maskva. Čia Zenonas Ivinskis yra šitą pasakęs, toks istorikas Smetonos laikų. Reiškia, kad nuo to laiko, ne, Maskva mums yra egzistencinis pavojus. Ir taip yra iki dabar. Mes tą suprantam, ar ne? Taip, ir va čia dar toksai gera vieta sustoti ir pasakyti, kad nėra ko stebėtis, nei mūsų gynybos finansavimu, nei dar kažko šitie klausimai, mums trunka jau 600 tuoj bus metų. 600 metų trunka. Tai čia nieko naujo. Teisingai. Tai būtent mes aiškiai tiesiog galbūt nesusimastom apie tai kasdienybėje, bet visą laiką labai yra gerai atsitraukti, reiškia, šiek tiek ir iš paukščio skrydžio pasižiūrėti į situaciją, kad surasti viskas gerai, nieko naujo, reiškia. Taip mūsų protėviai gyveno jau nuo seno. Tai va, tai reiškia, tai yra problema. Ta problema, jinai sprendėsi, aišku, buvo sprendžiama Lietuvos valstybėje kariniu būdu. Reikėjo stiprinti kariuomenę. Tai čia yra tokia irgi, jeigu tai viską šiek tiek suprimityvinti, ko mes ir siekiame šito mūsų pokalbio. Aš čia tam ir sėdžiu. Tai reiškia, silpna kariuomenė,
blogai, reiškia. Miršta žmonės, prarandam teritorijas, stipri kariuomenė, reiškia, viskas gerai. Miršta žmonės kažkiek miršta, bet mažiau žymiai, gerokai mažiau, nes mesgi turim žiūrėti ne tik, kad mūšyje kariai žuvo, bet ir jeigu mes leidžiam situaciją, kad kovos veiksmai vyksta mūsų teritorijai, tai ir ne karių žūsta dar daugiau, reiškia, dėl to, kad suvalgo jų maistą, apkrečia lygom, reiškia, nužudo ir ta prasme, mes pakalbėsime apie demografinius nuostolius irgi šitam kontekste, nes yra ne tik tai, kad žemėlapį kažkas tai prapuolė, reiškia, kažko netekom, bet viskas yra, po tuo eina žmonių gyvybės. Labai aiškiai, taip. Kurie nebesusilaukia jau, sakykim, vaikų ir reiškia, čia jau tokie emociniai dalykai. Taip. Tai va, tai reiškia... Susivienimas, kodėl reikėjo taip? Kodėl, reiškia, įvyko Liublino unija, ne? Kodėl, reiškia, nes iki tol mes buvom sąjungininkai, ne? Turėjom tą per valdovą, reiškia, sąjungą. Ir būtent 16 amžiaus vidury mes turim didelį karinį konfliktą Livonijos karą, apie jį apskritai irgi verta pašnekėti atskirai, nes ten yra labai įdomus ir ilgai užtrukęs reikalas. Ir tas karas parodė, kad Lietuva jau kaip po tokia savarankiškai nebegali, reiškia, atsilaikyti prieš Maskvą, nes Maskva yra žiauriai sustiprėjusi, ten ta ir teritorija, ir gyventojais, reiškia, priaugusi. Ir, žodžiu, reikia Lenkų pagalbos pastovios. Kitas dalykas, ten yra kitos priežastys, nes išmirė dinastija Jogailaičių, Žygimantas Augustas nebepaliko vaikų, reikia kažkokio sprendimo. Ir tas sprendimas buvo renkamas valdovas, reiškia, Lietuvai ir Lenkijai, kur jis nebe jo vaikai, reiškia, paveldi, bet reikia išrinkti po to naujo, kai jis. Taip, bet čia dar ne apie ATR kalbam, teisingai, dar iki tol. Čia mes kalbam apie tą situaciją, kuri privedė prie ATR. Tai va, reiškia, ir dar kitokių visokių yra ten tų priežasčių, reiškia, yra socialinių ten tam tikri, sakykime, bajorų interesai. Bet tai mūsų netiek domina, reiškia, mes čia į tai nesileisime, nes ir taip turim daug ką pašnekėti, nes, kaip sakant, mūsų žinant, mes galim užstrikti tam 16 amžiui ir po to reikės kitą laidą daryti apie padalymus. Jo, turėsim nutraukti pokalbį. Gerai. Tai va, tai žodžiu, Maskva yra grėsmė. Viena nebesusitvarko. Sprendimas yra glaudesnė sąjunga. Tas glaudumas koks yra? Reiškia, yra valdovas bendras, yra, reiškia, pinigai tie patys, reiškia, daug sferų valstybės yra sujungiama, bet kai kurios yra nesujungiamas. Suvereniteto kažkiek tai lieka. Tačiau kalbam apie ATR projektą, ne jau tai. Tas, kas Liublino unijoje buvo pasirašyta. Tai kas bendra buvo dar, kad valdovas bendras? Valdovas bendras, Seimas bendras, iždas nebendras, reiškia, pinigai tik tie patys, finansai, žodžiu. Pinigai, tai valiuta ta pati. Valiuta, reiškia... Zlotai? Jaučiu, ne zlotai. Ten buvo komplikuota piniginė sistema, mes nesileiskime, reiškia, dabar į tas detalės. Reiškia, kariuomenės atskiros. Reiškia, yra Lietuvos kariuomenė ir Lenkijos kariuomenė. Tai prasme, jos dažnai veikia kartu, bet vis dėlto jos yra atskiros. Turi atskirus vadus, reiškia, ir visa kita. Tai va, tai aišku, reikėjo atiduoti teritorijų, dar Lenkijai kaip kažkokią naudą norėjo turėti iš to, reiškia, tai jinai, reiškia, palenkė ir Ukrainą pasiėmė savo, reiškia, Lietuva turėjo atiduoti. Nes tai buvo LDK žemė kažkokia tenais, ne? Čia buvo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorijos. Reiškia... Yra dabar, tarp kitko, tokių žemių, kurios yra šiai dienai Lenkijos sudėtyvas būtent tuo metu gautos? Taip. Tai va čia, kur Augustavas yra, va ten yra ta vadinama podliesė, ta palenkė lietuviškai. Jo, yra dabar. Daugumos jau nebeturi, aišku, Ukrainos ten ir kai kurių kitų, bet jo, yra ten, kur Balstogėva, reiškia. Balstogė, taip, Augustavas visų. Jo. Čia buvo Lietuvos teritorija kažkadaise. Tai va. Ten dar iškabų lietuviškų yra, nes važinė visi bedronkas. Taip. Jo. Gerai. Tai va, tai... Žodžiu, tas iš tikrųjų sustiprino visą mūsų tą sąjungą, tas leido, reiškia, nes principė, koks pozityvas Lietuvai iš Liublino unijos, nes mes, kaip matome, akivaizdžiai, yra ir mums tokių, tai turėjo savo kainą, sakykime, ne, kažką turėjom atiduoti, bet gavom už tai, reiškia, karinę sąjungą rimtą ir gavom Batorą, Steponą Batorą, vieną tų pirmesnių išrinktų karalių, kuris padėjo laimėti tą karą, dėl kurio viskas čia ir įvyko, Livonijos karą.
Taip, pala, Steponas Batoras buvo kas? Čia šių klausimas mano visiškai dabar. Išrinktas karalius, abiejų tautų respublikos valdovas. Antras pagal numerį, bet realiai iš tikrųjų pirmas. O pagal pavardę, kokia kilmė iš to žmogaus? Aš taip Jis buvo iš Transilvanijos. Čia rumūnas? Tuo metu gal labiau vengras. Ai, gerai, čia geras. Gavom Steponą Batorą. Jo, jis buvo vienas iš kandidatų, vyko rinkimai, vienas iš kandidatų ir laimėjo. Įdomus būdas tarp kitko karalių paskėti rinkimais. Taip, tai parlamentinė buvo monarchija. Taip, taigi, pats pavadinimas, abiejų tautų, kas Respublika. Respublika. Taip. Tai iš tiesų, daug kas ir kalba, ypatingai tas Rusijoje buvo, vokiečių ir rusų istoriografinėje tradicijoje labai mėgdavo sakyti, kad ta abiejų tautų respublika dėl to ir sugriuvo, kad jinai buvo respublika, reiškia ten bardakas, reiškia, o ne kaip pas normalias valstybės tuo metu, reiškia stiprus valdovas, kuris ten viską valdė. Bet mes galėsim ir apie tai porą žodžių, reiškia. Pakartoju, reiškia, mes gavom stiprią karinę sąjungą, gavom Steponą Batorą, kuris padėjo laimėti Livonijos karą. Jo, tarsime, tai buvo irgi asmenybių, reiškia, tas dalykas, kad jis buvo tikrai, naudingas mums valdovas. Jisai išmanė apie kariavimą, jisai reformavo kariuomenę ten gerai, kaip jo, reiškia, tų reformų produktas, tai buvo, reiškia, ir tas kavalerijos, reiškia, toksai, reiškia, sustiprėjimas, kuri paskiau 17 amžiaus pradžioje buvo labai galinga jėga ir faktiškai turbūt tie vadinami sparnuotieji husarai, nes čia yra tokia jau evoliucija, nes husarai šiaip yra lengvoji kavalerija. Taip, nešarvuota ta prasme. Ir prieš tai, ir po to, reiškia, nešarvuota arba lengvai šarvuota, o čia toks įvyko unikalus, reiškia, atvejis, kad tie husarai tapo sunkiaja kavalerija ir tuo metu turbūt buvo pati geriausia kavalerija pasaulyje. Aš kalbu apie 17 amžiaus pradžią. O kavalerijos atitikmuo dabar būtų tankas, teisingai? Kažkas tokia sunkioji smogiamoji jėga, ar ne? Reiškia, žiūrint kokią kavaleriją. Jeigu sunkioji kavalerija, tai ta. Mobilumas, pajėgų apsauga, reiškia šarvas, mobilumas ir ginklas. Bet sunkioji kavalerija tai yra elitas, reiškia, jų daug nėra paprastai. Didesnė dalis yra lengvoji kavalerija, kuri yra, sakykime, kaip ant motociklų, reiškia. Tai yra lengvas, judrus, reiškia, žvalgyba, flangų užnugario apsauga, reiškia tokios užduotys. O sunkioji kavalerija tai yra, reiškia, pralaužimai. Gynybos. Tai dėl to, negali visų suplakti vieną. Tai Batorą, kalbėjom apie Batorą ir jo reformas kariuomenė. Jo, apskritai, jisai daug visokių padarė reformų. Ten ir universitetas yra su jo vardu susijęs, ne Vilniaus. Gatvė Nauja Vilnia. Taip, gatvė. Reiškia, žodžiu, apskritai, ir Batoro, ir šiek tiek iki tol padarytos 16 amžiaus antros pusės reformos, jos sustiprino, sakykime, nes mes ir žiūrėsim per tą prizmę, sustiprino, susilpnino valstybę. Sustiprino, reiškia, valstybę ir to rezultatas yra 17 amžiaus pradžios, čia jau yra Jono Karolio Chodkevičiaus laikai, Salaspilio mūšis tenais. Jo pareigos dar, kokius? Etmonas. Didysis Etmonas, kariuomenės vadas, reiškia. Lietuvos, būtent Lietuvos. Tai reiškia, ten yra tos visos pergalės, ar ne, 17 amžiui pradžioje. Bet mes pasižiūrėję, reiškia, toliau matome, kad 17 amžiaus jau vidury, tai yra 1655 metais, mes turim tą vadinamą tvaną, kur jau, reiškia, mus puola Rusija ir okupuoja Vilnių, užima Vilnių. Pirmą kartą, reiškia, kažkoks priešas užėmė mūsų sostinę. Ir valstybė yra ant žlugimo ribos iš esmės. Dar ką tik viskas buvo gerai, netgi, sakykime, mes buvom regiono vieni iš lyderių, o šitoj situacijoje jau mes esam arti katastrofos, reiškia. Gerai, čia tokia įdombiški pauzė. Čia tas garsus tas įvykis, kur prieš 10 metų iššventėm pergalę, kurios neiškovojom, atsimenu, buvo tokia istorija, kas dėl pagulinės suras. Nesusipratimas, sakykime. Tai žodžiu, čia yra 17 amžiaus 1-6 vidurys, taip? Taip. ATR jau, ne šimtmetį, bet arti to egzistuoja, taip. Ir Maskva puola ką? LDK? Ar visą Respubliką? Kokią kitos mūsų ATR pusės vaidmuo tam kare? Čia būtent buvo, kad iš esmės, aišku, visada Lietuva iš Rusijos pusės gauna tą pagrindinį smūgį, bet puolė mus bendrai, nes problema buvo lenkiškoj pusėje, pirminė šita, reiškia, tas pretekstas, dėl ko viskas prasidėjo nuo Ukrainos, reiškia, šitų kazokų sukilimo
nes jie, reiškia, kovoja dėl savo teisių su Lenkijos karūna. Vėliau į tą konfliktą įsivėlė ir reiškia, Lietuvos didžioji kunigaikštystė, kadangi karinių būdų kazokai nelaimėjo, reiškia, nors ten iš pradžių šiaip jiem gerai sekėsi, bet po to galiausiai jie pralaimėjo ir tada jie, reiškia, sudarė sąjungą su Maskva. Okay. Ir tada jau prasidėjo problemos mums. Tuo taip pat pasinaudojo ir Švedija, kuri irgi užpuolė mus. O jie čia prie kovo dar vienas, tai švedai. Nu, čia aš toks šoninis klausimas trupučiu, kad iš to mes gal net esam kalbėję. Bet žodžiu, ko švedams reikėjo, bet taip vienu sakiniu, nes ne jų tema šiandien. Švedams reikėjo ten Livonijos ir jūros pakrantės, ta prasme, teritorijų reikėjo. Uždominuot, aha. Jo, tarsi čia vyko kova dėl dominavimo šitam Baltijos jūros regione. Kas galėjo pagalvoti, kad po 500 metų gims tokia Astrida Lindgren ir parašys Karlsoną. Pepe Ilgakoinę. Pepe Ilgakoinę. Jo. Ne, tai viskas yra normalu. Reiškia, kažkada ir vikingai ten buvo. Dar smagesni vyrukai. Tai reiškia... Maskva, mes sustojame to vietoje, kur Maskva, reiškia, Rusija užpuola LDK. Taip. Jo, ir vat čia klausimas yra, reiškia, ir rezultatas to yra, kad faktiškai rusai užima Vilnių, užima visą Baltarusiją dabartinę, Vilnių užima, Trakus užima, Kauną užima. Kita pusė, Žemaitija, kitaip tariant, užima, reiškia, Švediją. Švedai dar prieš tai, reiškia, Lenkai net nebelabai galėjo dalyvauti kare su rusais, nes juos švedai dar anksčiau jau puolė, reiškia, Lenkiją. Aha, tai čia kokie du frontai. Mes esame užpulti iš dviejų pusių. Taip, nes Lenkai turi savo frontą, reiškia, mes turim savo iš principo vos net du frontus su rusais ir su švedais, ne? Okay. Taip. Nu ir ką, ir tai yra katastrofa, reiškia, valstybė yra vos nepilnai okupuota, ten labai nedaug teritorijų, kurios tokios neužimtos liko priešų. Klausimas, kaip mes iki šito priėjome, nes va šitą ir pabrėžiu, reiškia, tarsi ką tik buvo viskas dar neblogai, netgi labai gerai. O problemos būtent yra iš to, kad ta situacija su renkamu valdovu yra dvilypė. Viena vertus, tu išsirenki kažką, jisai tenais... Čia ATR valdovą turime minėti. Abiejų tautų Respublikos valdovas, jo. Pavyzdžiui, Batoras buvo geras valdovas, bet kiti valdovai irgi galbūt ten visai nieko, bet žiūrint kokioje situacijoje. Nes, pavyzdžiui, išrinktas valdovas Zigmantas Vaza, tai yra čia jau būtent šitų 17 amžiaus, reiškia, pradžia, jisai turėjo savų interesų, reiškia, nes jis ką tik buvo išvarytas iš Švedijos. Ten įvyko religinės permainos, pakeistas buvo katalikybė pakeista į reiškia, tą reformatorišką krikščionybę ir tas, kadangi buvo katalikas Vaza, jį išvarė iš tenais ir jis norėjo atsiimti savo sostą. Ir jisai buvo kaip tik išrinktas Lietuvos ir Lenkijos, reiškia, karaliumi, tai jisai, pasinaudodamas tuo, reiškia, pradėjo karą su Švedija. Tai vis tik tai ATR pradėjo karą su Švedija. Čia nėra taip lengva pasakyti, kas pradėjo karą, nes karą pradėjo Vaza. O tų laikų supratimų, reiškia, tai yra, reiškia, valstybė, kurią jisai kaip ir valdo, bet yra ir jo dar interesai, reiškia. Ir būtent jisai interpretavo, kad jeigu yra jo kaip karaliaus interesai, reiškia, tai yra ir visos valstybės interesai. Bet čia tais laikais, reiškia, nebūtinai, ypač mūsų kraštuose. Čia gali būti privatus verslas ir valstybinis darbas, ne? Būtent taip, reiškia. Ir būtent, o mūsų, reiškia, aristokratija, reiškia, Seimas, jisai interpretavo, kad ne, čia yra tavo, reiškia, brolau, reiškia, reikalai, prašom mūsų nevelti į tai. Nors, aišku, čia aš supaprastinu, buvo ir tokių grupių, kurios taip, žinoma, jos norėjo, nes reikėjo, reiškia, kontroliuoti Rygą, visas tas, kad mesgi Lietuvai buvo svarbu tai, nes reikėjo kažkokius uostus turėti. Klaipėda priklausė Prūsijai. Klaipėda nebuvo Lietuvoje. Jinai priklausė Prūsijai, o Prūsija kas buvo? Prūsija buvo Lenkijos vasalas. Tai kaip ir mūsų, bet ne visai. Būtent mes negalim visko vertinti šių dienų supratimu, nes ten, kur mums atrodo, kad čia viskas mūsų ir interesai, ir teritorijos, tai čia buvo skirtumų tokių. Tai grįžtam taip, kaip mes prie to priėjom iki to, reiškiasi, karo. Ką tas duoda, reiškia? Nesilpnas, bet probleminis. Probleminis, reiškia. Tas, kadangi interesai būtent išsiskiria mūsų valstybės organų su karaliumi,
Tai jo privačių verslų. Tai. Jo, nes jis nori to, o mes norim kitko. Taip. Kaip jis tapo karalium, net neklausiu, čia toks šiaip atskiras. Tarsi čia jo, apie tai nesigilinsime. Reiškia, ir būtent jisai pradeda karą, ne? Viskas, žinai, pradėjo. O pinigus turi tam karui duoti Seimas. Ir Seimas neduoda pinigų. O karas jau pradėtas. Tai Lietuvos kariuomenės vadas Chodkevičius, čia tokia situacija, reiškia, yra, jisai kariauja dabartiniai Latvijos, Estijos teritorijoje, jam ten gerai sekasi, bet jam reikia pinigų. Reiškia, tai jisai turi vos ne iš savo pinigų finansuoti, reiškia, tą kampaniją karinę. Chodkevičius, ta prasme? Jo. Kariuomenės vadas moka kariams avansus ir algas. Taip. Tai esmė yra ta, būtent kaip tai atvedė. Jau galima įtart, ar ne, kad sistema netobula, nes reiškia, nekorektiška sakyti, kad, reiškia, respublika yra blogai, o absoliutinė monarchija yra gerai, bet kai vienoje valstybėje tarp veikėjų, reiškia, kurie priima sprendimus, nėra vieningos kažkokios strategijos, tai tas priveda prie situacijų, kai viskas, durnai labai susiklosto. Bet tai čia tas toksai įdingai atrodo renkamas karalius, kaip reiškinys, ne? Nes kažkoks random, reiškia, vaza tampa karaliumi. Tada jis turi savo privačių interesų, jeigu aš teisingai suprantu, grinai privačių interesų Švedijoje, jis pradeda tos interesus tvarkytis, nori tam panaudoti visos valstybės resursus ir tada gaunasi, kad valstybė resursų jam neskiria, bet jau karas pradėtas, kažkaip špagotis reikia ir gaunasi betvarkė, chaosas, kur kažkas turi spręsti, nežinau, viską, karas reikalauja pinigų. Taip. Ir panaši situacija po to pasikartojo ir 18 amžiuje, bet prie to prieisime, reiškia. Tai būtent tas ir yra dalykas, kad, pavyzdžiui, šiuolaikiniai demokratijoje jinai yra vis tiek tobulesnė, nes tu išsirink gali, reiškia, kažką, kuris ten atrodo tau, tipo, kad bus geras kažkoks prezidentas, bet tu jam bedirbant, pamatai, kad vis dėlto visuomenė pamato, ne, kad ne visai atitinka. Išrenki kitą už 4 ten arba 5 metų. O čia viskas, jis iki gyvos galvos, reiškia, pareigos yra. Jį galima, yra būdų nušalinti, aišku, bet reiškia, tai yra problematiška. Ir tie dalykai, reiškia, ta sistema, jinai, sakau, aš irgi sakau, kad tai, kad buvo, tais laikais buvo ir kitų respublikų, ten, reiškia, tie patys Venecija kažkokia, žinai, ir panašiai, jos ten viskas veikia normaliai. O čia, pas mus kartais veikdavo, kartais ne, nes Batoras buvo geras, reiškia, liuks ten viskas buvo, o su kitais ne taip, kaip sakai, būdavo problemų, taip pasakykime. Tai žodžiu, šitie dalykai, jie mus atvedė prie to, kad tas konfliktas, reiškia, kuris vyksta, jisai su Maskvos tarp karaliaus, apie vidinės dar problemas. Ir, reiškia, tų bajorų interesų arba didikų interesų. Tai čia Seimas ir bajoras yra sinonimas. Aišku, dar yra veikėjai kaip didikai, tai yra tie stambieji, reiškia, visokie Radvilos, ten Sapiegos interesų grupės, visi kiti, kurie yra, reiškia, ne tai, kad visi bajorai, jie yra magnatai. Tai jie dar gali. Paprastai jų interesai su bajorija irgi išsiskiria, reiškia. Tai yra 3 žaidėjai faktiškai. Magnatai, bajorija ir tas išrinktas karalius, reiškia. Ir jie konkuruoja. Tai žodžiu, tos problemos mums neleidžia apsiginti normaliai, savo gynybos vystyti. Jo, skamba kaip nebūtų sistemos. Nėra sistemos iš principo. Interesų grupės 3. Pasakykime taip, nėra balansuojančios sistemos, reiškia, nes reiškia, kažkas uždominuoja ir jisai tada sprendžia, o kiti jam kaip ir kiša pagalius ir ratus. Demokratijų stabdžio atsvarų sistema, panašiai. Va šito ir trūksta. Tai reiškia, ir ką mes iš to gaunam? Mes iš to gaunam, reiškia, kad bajorai turi nuspręsti, kokie bus kariuomeniai finansavimui skiriami mokesčiai. Ir jie dažnai, mokesčius jie patys ir moka. Ir jie dažnai, reiškia, jų interesai yra, nefinansuoti labai stipriai kariuomenės, nes tai sutaupo jiems pinigų. Sena kaip pasaulis problema, sakyčiau. Savanoriški mokesčiai yra taip savo idėja, kaip sakant. Be prievartos mechanizmo. Tai tiesiog, čia irgi labai suprimityvino aš tą situaciją, bet iš esmės, tas yra dalykas, kad pasiekoje visų šitų procesų, reiškia, mes gaunam situaciją, kad kariuomenė yra, reiškia, nepakankama. Ir mes ateinam į tą 17 amžiaus situaciją su per maža kariuomenė tiesiog. Mūsų užpuolė Rusija, mes neturim tiek kariuomenės, kad apsiginti.
Jos tiesiog nepakanka. Lenkai mums negali padėti, nes gynasi nuo švedų, reiškia, tuo metu ir viskas. Ir tas tvanas, jis reiškia, buvo ta problema kaip ir išspręsta. Nes tas karas vyko nuo 1654 iki 1667 metų, reiškia daugiau negu 10 metų. Tai. Ir galiausiai buvo tos okupuojančios pajėgos išvytos iš Lietuvos. Švedai pirmiausiai buvo išvyti, reiškia, jie ten patyrė, čia irgi yra įdomus toks momentas, kurį verta paminėti, tai švedų okupacijos metu kilo tas partizaninis karas, toks vienas, kur galim sakyti, tokių pirmesnių užfiksuotų tokių, reiškia, gyventojų pasipriešinimų okupantui, reiškia. Ir jie faktiškai net ir to pakako, kad jie negalėjo funkcionuoti čia ir naudoti resursų okupuotos teritorijos, o galiausiai, reiškia, pavyko jas apskritai išvyti. Ir galiausiai, reiškia, įvyko tas karas su Maskva ir jinai buvo irgi išstumta, reiškia. Tai tarsi išliko valstybė, bet jinai labai daug ir neteko. Aš dar šitoje vietoje galvoju, pauzę reikia padaryti. Girdėjau kažkada vieną ausim, galbūt skaičiau, kad būtent šitas tvanas, jisai Vilniui bent jau, praktiškai, gal čia hiperbolizuoju, nepaliko akmens ant akmens. Kad buvo labai nusiauptas, miestas reiškiasi, galbūt ir valstybė nusiaupta ir kad, nežinau, ar yra dabar senesnių pastatų Vilniuje negu 1655. Aš nesu labai stiprus, reiškia, architektūros istorijoje, pastatus, bet iš bendrų žinių aš pasakysiu, kad reiškia visumoje, tai taip, tas vaizdas Vilniaus, kurį mes matom šiandien, ne, visas tas barokinės, reiškia, bažnyčios, viskas čia, tai iš esmės yra pastatyta jau po to, kai po tvano valstybė kažkiek atsigavo po kokių 50 ar daugiau metų. Reiškia, atskiri objektai. Iš esmės čia jau dominuoja 18 amžius ta architektūra. Taip, senamiesčio. Senamiestyje. Yra ten vienas kitas išlikęs, ten kokia, reiškia, Kazimiero koplyčia, reiškia, ten arkikatedros yra, sakykime, ten iš tų senesnių dar vienas kitas bet taip, tarsi, Vilnius buvo jisai sunaikintas labai labai stipriai. Išplėštas, sunaikintas, demografiniai nuostoliai irgi labai didžiuliai yra, nes vėlgi, ta okupacija, kad svetima kariuomenė jinai buvo, ar kariuomenės tiksliau šiuo atveju, reiškia, buvo toj teritorijoje, jos naudojo resursus, neliko gyventojams tų resursų, jie badavo, reiškia, po to, sirgo ir iš esmės tai sukėlė didžiulius demografinius nuostolius. Ten kai kurie istorikai sako, kad maždaug pusė vos ne žmonių numirė. O kiek čia metų stovėjo, reiškia, rusai, dabar galvoju? Tai 1655 iki kiek? Iki žiūrint kokioje teritorijoje, nes, sakykime, Vilnių išvadavo 1661 metais. Tai po 6 metų. Maždaug. Taip. Tai kas čia per 6 metus Plius galėjo? Reikia turėti omeny, kad, reiškia, tuos žmonės, reiškia, vietinius gyventojus rusai išsivedinėdavo iš savo teritoriją. Reiškia, pavyzdžiui, dabartiniai Baltarusijos teritorija, tai buvo tos teritorijos, kai kurios ištuštintos, nes tiesiog gyventojai buvo išvesti. Tiesiog, kaip darbo jėga. Vergai. Jo. Aiktų savo. Ir tarsi ir čia tas vyko, pačioje Lietuvoje. Tai dar vienas galvo, kur turbūt atskiros tinklalaidės nusipelnė, bet kaip po 6 metų, kai tu esi visiškai pralaimėjęs, kaip išvyti tą svetimą kariuomenę, kas čia buvo? Tai buvo tie resursai kažkaip tai sutelkti, reiškia, ir... Nebuvo 100% kontrolės turbūt teritorijos. Taip, mums iš esmės pasisekė tuo požiūriu, kad rusai dar jie jau, reiškia, gebėjo suorganizuoti stipresnę kariuomenę negu mūsų, bet jie dar negebėjo išlaikyti teritorijos. Nes, ir šiuolaikinėme kariniam konflikte, mes žinom, kad vienas dalykas yra užimti, tai yra vieno tipo užduotis, o po to išlaikyti ir kontroliuoti tą teritoriją yra visai kito tipo ir reikia visai kitų įgūdžių, kad tą gerai padaryti, reiškia. Ir dažnai labai nepasiseka. Net ir stipriausiam pasaulio kariuomenėm. Tai žodžiu, galiausiai išvyta jo. Taip, tą pavyko, reiškia, žodžiu, likviduoti šitą problemą, bet švelniai tariant nebe nuostolių, nes iš esmės geopolitinės padarinys yra tas, kad jau Lietuva, ta abiejų tautų respublika, iš tokio, kaip čia pasakyti, regiono lyderio,
solidaus tokio. Kuri galėjo, reiškia, nes seniau, tai mesgi dar va prieš 30 metų iki tol ten ar panašiai laimėdavom prieš švedus, laimėdavom prieš turkus, prieš rusus, reiškia, irgi mūšiuose. Dabar jau, reiškia, situacija pasikeičia. Viskas, reiškia, jau kaip karinė galia, kaip geopolitinė galia, tai ir, nebėra jinai. Jinai yra jau nuo to laiko, jinai tampa jau iš subjekto tokių geopolitinių objektų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad iš esmės mūsų kaimynų įtaka, jinai atsiranda pas mus, reiškia, viduje. Ir reiškia, tas pasireiškia dar tuo, reiškia, kad yra išnaudojama mūsų sistema vidiniam konfliktam, reiškia, sukelti, juos sustiprinti. Tas stabdžio atsvarų nebuvimą turi minėti tokį. Ir jie išmoksta, reiškia, būtent dalyvauti mūsų vidaus. Jie tai dabar su Rusija. Rusija ir atsiranda dar kitas labai svarbus, reiškia, žaidėjas. Iš esmės, mes išsigelbėjom, bet kaina be to, ką aš paminėjau, yra dar ir Prūsija. Ne tai, kad kažkam reikia atiduoti tą Prūsiją, bet iš esmės jinai būtent, reiškia, 1657 metais atsikrato to vasalo statuso Lenkijos karalystėje. Nes jinai buvo tiesiog, buvo tokia autonomiška dalis, ta Prūsijos kunigaikštystė, bet jinai, reiškia, jau viskas nebeklauso Lenkijos karaliaus ir žodžiu, tampa atskira valstybė de facto. Bet čia, aš dar tai galvoju, šonis klausimas, aš tai galvoju apie Vokietiją, ne? Taip, nes šitoje vietoje iš esmės prasideda modernios Vokietijos istorija. Aha. Nes Prūsija pas mus dabar brigadą dislokuoja. Šita Prūsija, jinai, mes dabar turim Vokietiją truputį jau kitokią šiai dienai negu jinai, bet va tas, iki ko jinai, reiškia, priaugo iki 40, jinai, sakykime, tokia Vokietija egzistavo iki 45 metų 20 amžiaus, ar ne? Aha. Kai baigėsi Antras pasaulinis karas, tai jos kūrimasis čia ir prasideda. Nes Prūsija tampa ta vokiškųjų žemių dalimi, kuri po to suvienijo visą Vokietiją. Taip, Prūsija yra Berlynas, ar ne? Dar ne, tiksliau jau taip, nes dar anksčiau, reiškia, dar priklausydama Lenkijai, jinai sudaro personalinę uniją su Brandenburgu, kas yra Berlynas. Gerai. Tai gerai, mes vėl dabar sustojom ties Prūsiją, nors iš tikrųjų tiesiog atsirado naujas žaidėjas. Čia yra labai svarbu pasakyti, atsirado tas žaidėjas, kuris labai daug prisidėjo prie to, kad, mus nužudyti. Mūsų kaip ATR, ne? Rusai buvo, sakykime, ta pagrindinė jėga, kuri tai padarė, o Prūsija buvo tie, kurie buvo labiausiai motyvuoti tai padaryti ir viską darė, dėjo pastangas, kad tai įvyktų. Dėl ko? Nes jiem, reiškia, jie turi 2 gabalus teritorijos, tai ta rytų Prūsija, ne, ir turi Brandenburgą, kur yra Berlynas. Ir tu Prūsija, jeigu ką, tai dabartinis Kaliningradas po Antro pasaulinio karo. Tai? Ir dar biški Lenkijos dabartinės, sakykime. Tai reiškia, jiem interesas, aišku, yra ir jie stiprėja po truputį, įgyja, reiškia, tą tvarkosi patys, reiškia, karinę galę kažkokią įgyja, dar netokia jau įspūdinga, bet jiems visų labiausiai norisi ką padaryti, susijungti. O ten yra Lenkija. Normalu, jeigu turi 2 sklypus ir kaimynų sklypas per vidurį. Yra, reikia nupirkti. Tai nusipirkti nėra galimybių, bet rado kitų būdų. Tai mes jau šitoje terpėje jau artėjam prie padalijimų problemos. Čia, sakykime, yra vienas iš tų faktorių, kuris suvaidino gan svarbu vaidmenį. Tai reiškia, sakykime, tas Tvanas, jisai buvo toks pirmas mega smūgis, reiškia, kuris mūsų tarptautinį prestižą ir poziciją ir laikyseną įnešė tokį pūvinį, sakykime, kuris po to, reiškia, išbujojo. Antras smūgis tai turbūt yra vadinamas Šiaurės karas. Toks irgi labai bjaurus reikalas, kuris vyko mūsų teritorijoje ir nelabai, reiškia, kažkokie mūsų interesai ten dalyvavo. Reiškia, ką mes turim? Tai aš kaip minėjau, yra tie konfliktai vyksta pas mus viduj.
konkuruoja iš esmės va tos magnatų grupuotės, reiškia. Taip. Yra ten vienos giminės, sakykime, ten, nesileidžiant per daug į, sakykime, ten visus tos niuansus. Kurie kiečiausi svarbiausia? Radvilos? Radvilos jau tuo metu, reiškia, nebeesminė, reiškia, yra ten, sakykime, Sapiegos, kitos, reiškia, žinomos giminės, Pacai, Sapiegos, ten yra tas visas tas, kaip sakant, Big Six ar Big Seven, čia kaip ten dabar neskaičiuosim dabar. Gerai, reiškia, tai Šiaurės karas ir jie, taip. Jo, tai žodžiu, ir esmė ta, kad reiškia, yra išrenkamas naujas karalius, juo išrenka, reiškia, Saksonijos kurfiurstas. Čia yra irgi, sakykim, Saksonijos, ten, kur yra Dresdinas, tos Vokietijos žemės valdovas, ir jisai, reiškia, turi planą. Jisai būtent labai norėtų tapti normalių karalium, reiškia tokių, kuriam nereikia klausyti visokių ten Seimo ir panašiai, nes tuo metu toks yra trendas Europoje absoliutizmas, tai reiškia karaliaus valdžia tokia, vienvaldis karalius. Ir jisai, reiškia, kad tą pasiekti, jisai pasirenka tą tokį standartinį kelią, tapti, reiškia, laimėti kokį nors nedidelį karą ir tapti didvyriu. Kad visi jam bus dėkingi ir tada jisai po truputį įgys vis didesnį įtaką ir pradės kontroliuoti daugiau svertų, reiškia, šitoj valstybei. Gyvulių ūkis dar nebuvo parašytas tais laikais. Ne, bet aš manau, kad jos, ta schema, jinai jau nuo seno, jinai nieko naujo čia neišrado. Kad tu taptum kažkokios senovės laikais kažkokiu vadu ar karalium, tai ką, turi būti stiprus ir įrodyti, reiškia, šitą arba mūšio lauke, arba kokiam nors ringe, arba ant tatamio, reiškia. Tai ką tas žmogus darė? Bijotų ir gerbtų. Jisai sugalvojo, reiškia, kad reikia pabandyti užgrobti Livoniją. O ten Livonijoje tuo metu buvo... Jau švedai. Švedai, okei. Jo. Ten jau kontroliavo švedai. Ir būtent jisai vėl ateinam į tą pačią situaciją, ne? Jisai yra iš Saksonijos, jisai turi dar Saksoniją tą su to visų Dresdenu, kur yra ten visi tie gražus rūmai, kuriuos tai nėra ATR teritorija, teisingai. Po to sąjungininkai subombardavo per antrą pasaulinį karą ir po to reikėjo atstatyti, va čia kažką, nepalyginti neseniai jos atstatė. Taip. Labai gražus rūmai, aš pats nebuvau, bet kas buvo, tai pasakojo liuks labai gražu. Tai va, tenai gyveno ten šitie, reiškia, saksai mūsų, jie turėjo ten kažkokią kariuomenę savo, iš toj Saksonijoje. Ir jisai, reiškia, sugalvojo pradėti karą su Švedija, tas įvyko 1700 metais. Tai atsimti Livoniją, kas yra dabartinė dalis turbūt Latvijos teritorijos, teisingai? Latvija, iš esmės, jo, Latvija ten, Estija galbūt, reiškia. Okay, Ir vėl, reiškia, Seimas jam sako, tai, tipo, mes kaip ir ne prie ko, tu čia nori, žinai, tai čia tavo ir tas reikalas, vėl tą situaciją, ne, mes matome, reiškia, tik tais, kadangi jis vis dėlto turi savo karą, tai su savo saksais tais ten ir kariauja. Jisai sudaro sąjungą su Rusija. Reiškia, nes Rusija natūralus Švedijos priešas. Jam reikėjo kažkokių sąjungininkų ir jisai ten tuo metu kaip tik Petras I, ten gan žinomas, reiškia, šitas rusų valdovas. Kristinas Sabaliauskaitis. Jo. Tai va, tai reiškia, ir jie tenais pradeda kariauti. Kariauti jiem ten nesiseka iš tikrųjų. Ir būtent, reiškia, negana tuo metu, pavyzdžiui, kur yra, pavyzdžiui, Lietuvos ten kažkokia kariuomenė ar kokie kariai ten, kaip tu galvoji? Aš tau užduodu klausimą. Klausimas, kur tuo metu buvo Lietuvos kariuomenė, kada kariavo saksai su Livonija? Jo. Ką, žinau, Rūklai? Nežinau, dabar neįsivaizduoju. Gerai būtų. Jų gal nebuvo? Gerai būtų. Ne, iš esmės jo, tokia bendraja prasme jų ir nelabai buvo. Ir reiškia, iš esmės šitie... Nes čia dar, 1700, teisingai? Taip, čia yra 1700. Baisiai laiko, bendrai ne, 10 metų praėjo po Tvano jau. Jo, praėjo netoli 50 metų. Taip. Tai čia galima atsistatyti pilnai. Čia... Jo, reiškia, situacija yra tokia, kad tuo metu, reiškia, lietuviai kariavo tarpusavyje. Ką? Taip. Įvyko ten, žodžiu, irgi per daug nesileisi, įvyko pilietinis karas tuo metu. Būtent dėl to, kad, reiškia, būtent reikėjo perdalinti tas įtakos sferas, vyko valkininkų mūšis, kur reiškia, būtent lietuviai kariavo su lietuviais. Toks taip lokaliai skamba, kad tu žinotum, valkininkų mūšis. Taip. Kaip toksai, žinai, čia
Valkininkų mūšis, Čiobiškio kautynės. Bet ir tokias buvo. Jo, reiškia, nu tai va, tai čia tiesiog tam, kad iliustruoti, kokia buvo bendroji padėtis, reiškia, apskritai mūsų šalyje. Negana to, reiškia, tam Saksui ten kariauti nebaisiai sekėsi ir švedai įsiveržė Lietuvos teritoriją. Principė, kaip ir lietuviai nedalyvavo Lietuvos kariuomenė, ten kažkas tame kare, kažkas prisijungė buvo prie tų Saksų. Reiškia, puolė tos švedus. Kai švedai atėjo į Lietuvą, tai tada kai kurie, reiškia, kurie buvo tam tikros grupuotės, reiškia, nusistačiusios prieš, nepatiko jiems, reiškia, tas karalius, Augustas II Saksas, jie prisijungė prie švedų. Kažkaip nelabai vieningai valstybės politikas kalba. Nelabai. Tai vėlgi, mes vėlgi matom tą pačią situaciją, ne, kad interesai išsiskiria. Tai yra visada negerai. Nuomonės visada gali ten būti skirtingos, bet vis dėlto turi būti kažkoks paprotys valstybėje, kad kažkurioje vietoje susitarėm ir darom vis dėlto... Pavyzdžiui, partijų sutarimas dėl vieningos gynybos politikos. Visiškai teisingai. O jeigu mes nesusitarėm, tai tada priveda viskas prie tokių dalykų. Ir... Reiškia, negana to, reiškia, kadangi, reiškia, Rusija dar dalyvauja šitam kare, tai ir ta Rusija ateina čia kariauti su švedais. Ir iš vien su švedais. Prieš. Tai dalis tų, reiškia, mūsų bajorų jungiasi prie rusų. Ir gaunasi čia šita, šiaurės karas tai yra klaikima kalinė, kur mes, reiškia, gaunam daug problemų. Tiek tokių labai apčiuopiamų materialiai, tiek ir kurie įveda tokius blogus kultūrinius įpročius, taip pavadinsiu. Ką turime į? Reiškia, visų pirma, karo veiksmai vyksta mūsų teritorijoje. Labai prastas įprotis. Tai mes jau žinom, ką tai reiškia, ar ne? Tai iš esmės vėl mes turim jau pasiekoję, kad jau aš nebegrįžčiau prie to, po šiaurės karo, reiškia, mes turim situaciją, kad jau vėl miršta trečdalis gyventojų. Tai čia toks materialus dalykas. Reiškia, o ką turiu omeny kultūriškai, kas negerai, tai tie, kas tarnauja švedam, gauna iš švedų pinigus, tie, kas tarnauja rusam, gauna iš rusų pinigus. Reiškia, ir atsiranda toks negeras įprotis imti iš rusų pinigus. Tai, kaip žinia, reiškia, niekada Lietuvos istorijoje neprivesdavo prie nieko gero. Tiek anksčiau, tiek ir vėlesniais kažkokiais laikais. Tai niekada neimkite iš rusų jokių pinigų. Ir Gazpromo laikais. Taip, čia tokia istorijos pamoka. Reiškia, toliau kas vyksta, reiškia, galiausiai tas karas jisai pasibaigė 1721 metais. Aišku, jo kulminacija įvyksta 1709, jeigu aš gerai prisimenu. Bet čia 21 metus truko? Jo, viskas klostėsi taip, reiškia, švedai sukalė tą Saksą ir jį nuvijo iki pat Dresdeno, reiškia. Ir ten dar liko karalium, ar jau nelabai? Ten jisai jau pasakė, kad gerai, tipo, sakė, tu nebe karalius. Gerai, supratau, reiškia. Jie ten pastatė, reiškia, kitą žmogų, tokį Stanislovą Leščinskį, kuris buvo švedų remiamas. Pastatė? Švedai pastatė? Švedai, jo. ATR karalių pastatė? Jo. Jie pasakė, mes remiam šitą labai gerą žmogų, jisai galėtų būti jūsų kariam. Prašom jį išsirinkti, reiškia. Šitaip. Jie turėjo tuo metu, kadangi turėjo galę. Čia viskas jau vyko pas mus jau kuris laikas. Dažniausiai laimėdavo kandidatas, kurį palaikydavo rusai, reiškia. Nes jie tiesiog žinojo, kaip tai padaryti. Iš principo būdavo po to tik sukilnojamos rankos. Nesileidžiant į detalės, tasme buvo atidirbtas metodas. Čia buvo švedų kandidatas ir švedams viskas ten atrodo labai gerai. Jie, reiškia, tą Saksą ten numaldė ir čia viską, žodžiu, kontroliavo, bet jie po to tenais nuėjo į Ukrainą ir ten vyko tas Poltavos mūšis, kur žymus... Tas posakis garsus yra. Taip. Kaip švedai prie Poltavos, reiškia, kur rusai nugalėjo švedus. Čia 1709. O jie, kodėl rusai iš vis kariavo prieš švedus, nes jau buvo iki Saksų? Nes sudaręs... Jiems ten labai reikėjo. Vat kas buvo labiausiai suinteresuoti to karu, tai, Augustas jisai tiesiog kaip pasinaudojo vieną iš opcijų, tai kariausim prieš švedų, kad išgarsėti ir laimėti čia abiejų tautų respublikai teritorijų. O rusams ten buvo jau tiesioginis interesas. Jie su švedais kalėsi jau nuo seno.
Ir jie vat, būtent dėl kontrolės šito vat, Livonijos ir tų visų šiaurės vakarų teritorijų, Rusijos atžvilgių reiškia. Tai nes po visų šitų pergalių atsirado tokie dalykai kaip Peterburgas ten ir visa kita. Bet dar vieną tokią mintį turiu, kad nepamirščiau. Tai gaunasi taip šitoje vietoje, ne, su to šiaurės karu, kad praktiškai vieno žmogaus ambicijos, jeigu sutampa su užsienio šalies dar ypatingai interesais kažkur, ne, gali įvelti valstybei minimum 21 metų aktyvius kovos veiksmus ir dar po to šimtmečiais įvairių nesąmonių. Tai taip. Būtent šitas dalykas, reiškia, ir atsitiko pas mus. Taip. Po to, reiškia, ką aš turiu omeny, reiškia, imti rusų pinigus, tai čia yra toks simbolinis dalykas. Tai aišku, kad po to, kai rusai pasiekė šitą pergalę, jų įtaka, jinai ir šiaip jau padidėjo. Ir žiūrėkim, reiškia, čia kalbam, kaip svyra ta įtaka geopolitinė. Reiškia, rusai tampa viena po šito šiaurės karo, toj ir dabartiniai. Čia po Poltavos turime. Po Poltavos, nes 9 metais jie sukalė švedus, karas formaliai dar iki 21 tęsiasi, bet jau nieks labai nebepasikeitė. O tas Poltavos mūšis kada buvo? 9. Ai, 9. Tai ten švedai prie Poltavos gavo, reiškia. Taip, tai Rusas gaunas kaip laimėtojas galiausiai to šiaurės karo daugiausiai išlošęs. Ir galia didžiausia. Daugiausiai išlošė kas? Aišku, Saksas, po to jis sugrįžo, aišku, kai švedai jau neteko galios, jisai grįžo į ATR sostą, taip pasakykim, reiškia, bet jisai nieko nepešė, jo autoritetas, reiškia, dar labiau sumažėjo, reiškia, švedai pralaimėjo, irgi jau jų pradėjo leistis šitas visas aureolė nusileido ir nebegrįžo niekados jau į tą lygį, kur buvo, o laimėjo kas? Rusai, aišku, ir kas dar? Įspėk iš vieno karto. Dabar prigavai mane, prūsai? Taip, kurie net nedalyvavo šitam kare, bet kadangi jie, reiškia, buvo... Ar jie sujungė sklypus? Jo, jie vykdė, reiškia, tokią sumanę politiką, jie kol kas ten teritorijų kažkokių labai negavo, bet jie gavo statusą. Jie 1701, kol visi čia mušėsi, jie išsirūpino karalystės statusą. Iš kunigaikštystės upgradeino save į karalystę. Jiems didžiausias trukdis buvo Lenkija, kaip suprantu, taip, tą padaryti. Jo, nes būtų trukdę, žinai, nieks nenori, žinai, kad čia kažkas tai stiprėtų, reiškia, tavo pašonė, bet kadangi užsiėmė, reiškia, savo ten reikalais, tai nieks nesužiūrėjo, reiškia, tos situacijos. O Lenkijos vaidmuo per šiaurės karą ir Lenkijos kariuomenės? Tai tas toks pats kaip Lietuvos. Okay. Viskas buvo analogiškai. Ten viskas Lenkijoje ir Lietuvoje, reiškia, vyko tie visi veiksmai. Tai va, reiškia, Prūsija, jinai tampa karalystė ir žodžiu, jinai, tai reiškia ką? Jos autoritetas tarp kitų vokiečių išauga ir jinai gali tapti tuo lyderiu, kuris, reiškia, o paskiau sėkmingai susikloščius aplinkybėm tą ir padarė. Tai va, toliau, reiškia, kas Lietuvoje vyksta ir Lenkijoje. Nes, čia dabar aš sakau Lietuva, bet supraskim, dažniausiai tai reiškia ATR. Gerai. Po to yra, reiškia, išrenkamas numirus Augustui II stipriajam, reiškia, jo buvo pravardė, nes jis buvo fiziškai stiprus žmogus, lankstydavo pasagas, tipo, su rankom. Labai reikalingas savybė. Naudingas įgūdis vadui. Tai jo sūnus Augustas III yra išrenkamas, nes Rusija taip nori. Reiškia, čia irgi jo protežė. Ir situacija, aišku, išlieka ta pati. Ir jisai numiršta 1763 ir mes ateinam čionais jau padalijimų šitą laikotarpį. Tai yra 18 amžiaus jau antra pusė. Ir būtent Prūsija, jinai siekia, kad Rusija iš esmės tinka taip, kaip yra. Rusija tuo metu jau valdoma yra Jekaterinos didžiosios šito laikotarpiu. Jai yra gerai, nes tokia tipo... kaip čia pavadinti, limitrofinė tokia valstybė, kur jinai turi įtaką, kur nieks negali priimti jokių kažkokių sprendimų, yra gerai, žinai, tu ten svetimom rankom reikalus tvarkai, ką jie žiūri, iš esmės, kad kariuomenės nesugalvotų ten sustiprinti, padidinti, kad nieko nepertvarkinėtų, ir žodžiu, tokia yra, iš esmės, realiai mes esam, kaip Rusija į Baltarusiją šiandien. Taip, suprantu. Egzistuoja, tarsi teoriškai, reiškia, juridiškai yra, faktiškai kontroliuojama mūsų. O prūsai nori, kaip aš ir sakiau, tos teritorijos. Nori
padidėti ir būtent va tas, kad jie kai padidės, tai jie, reiškia, jau tada prieis prie Vokietijos ir savo įtaką, reiškia, jau tada tenais didins tenai. Bet jiem reikia nukas Lenkijos gabalą gerą, reiškia, tą vakarų Prūsiją vadinamą. Taip. Tai va, ir žodžiu, jie juda prie to, tas procesas, aišku, jis ten nėra kažkoks tai labai greitas ir paprastas, viskas palengva vyksta, reiškia, pirmieji žingsniai iki katastrofos, kaip sakant. Tai yra išrenkamas naujas karalius, kuris jau, kaip mes žinome, paskutinis yra abiejų tautų Respublikos karalius, Stanislavas Augustas Poniatovskis, atsiprašau. Jisai iš esmės yra tuo metu Lietuvoje uždominavusios giminės Čartoriskių, tas, sakykime, abiejų tautų Respublikų uždominavusi, reiškia, giminė, kuri palaiko vat, šitą kandidatą. Jisai, tiesa, yra palaikomas ir Jekaterinos didžiosios. Asmeniškai su juo yra pažįstama, nes jisai buvo pasiuntiniu, reiškia, būtent Peterburge. Bet čia ne ta Jekaterina, kur asmeniškai su daug vyrų buvo pažįstama. Čia ankstesnė. Čia ta. Okay. Taip. Ta moteris, reiškia, kuriai buvo paminklai čia vat, caro laikais Vilniuje ir ten kitose vietose. Rusai jai paminklą mėgsta pastatyti už įvairius nuopelnus, reiškia. Nu, šiaip tai juokas juokais, reiškia, mes žinom daug legendų apie jos asmenybę, bet reiškia, nu, Rusai turėjo turbūt daugiausiai teritorijų, reiškia, įvaldant. Nu, tai buvo megaturbo, reiškia, žodžiu, pastatomas tas paskutinis karalius. Realiai pastatomas, nes rusams atitinka interesus. Jo. Ir sakai, tai yra paskutiniai žingsniai į katastrofą. Tų žingsnių dar kažkiek buvo, aišku. Reiškia, iš esmės negali sakyti, kad ten kažkoks jisai išdavikas buvo tas Poniatovskis. Aš manau, kad jisai buvo gal net ir nuoširdus patriotas tos Lenkijos, reiškia, ir visa kita. Ir Čartoriskiai, kurie už jį, kaip sakant, sirgo, jį palaikė, jie buvo tie, kurie manė, kad reikia reformuoti šitą visą valstybę. Ir jie būtent jį pasistatė, reiškia, į sostą. Jie tikėjosi, kad jis bus būtent tas, kuris parems reformas. Ir jie bando, reiškia, tuo tokiu subūrė, reiškia, tokią grupę tų žmonių, kurie nori permainų, kurie mato. Yra žmonės, kurie mato, masto ir supranta, reikia kažką daryti. Čia rimtų permainų kalbam apie... Taip, kad sugrąžinti tai valstybei kvepavimą kažkokį tai, reiškia. Bet būtent, reiškia, pasinaudojant tuo Seime tenais, reiškia, padaroma taip, kad rusai suformuoja kitą grupę, tokių irgi patriotų, kurie sako, čiagi yra mūsų tradicijos. Kur jūs norit, reiškia, dabar mūsų tvarką, kuri čia nuo senelių laikų, reiškia, jinai čia visada puikiai veikia, norit kažką keisti, tai jūs tipo kažkokie esate ten blogi žmonės, reiškia, reikia palikti kaip yra. O iš tikrųjų, čia tie žmonės vėlgi, ir čia buvo ne vieną kartą taip mūsų jau to 18 amžiaus istorijoje, kad naudojamas yra tokiais iš tikrųjų patriotais, konservatyvių pažiūrų, tam, kad nepadaryti permainų, kurios reikalingos, kad valstybė jinai pradėtų, reiškia, normaliai funkcionuoti. O tokį žmogų, galbūt, jeigu jis nedipdaivina, tai visai lengva sukurstyti. Taip. Jo tradicijas laužo viskas. Tai jo, tai jie turi irgi čia nesileisim, reiškia, tos tokius metodikas, reiškia, kam pinigų duot, kam ten, žodžiu, kažką tai pagirt, manipuliuoti žmonėm, reiškia, ten yra mokančių. Reiškia, ir jie pasiekė, kad nereiškia, tas yra užkertamas kelias tom reformam ir netgi, reiškia, Rusijos imperatorė, jinai pasiskelbė, kad yra, reiškia, globėja šitų tradicijų visų senų, kad reikia jas, reiškia, palaikyti ir kad jo, reiškia, būtų, reiškia, palaikomas, reikia įvesti Rusijos kariuomenę dar, reiškia, kad jinai padėtų, reiškia, tos visas... Kiek paralelių iškart matau, Geiropa tokie, reiškia, šių dienų čia reikalai tokie. Taip, identiškai. Aha, gerai. Yra tikrai labai įdomių sąsajų, reiškia, tie procesai, jie yra tokie, kaip sakant. Tai žodžiu, tradicijų globėja pasireiškia ir dar... Mūsų tradicijų globėja, reiškia, Rusija ir jinai, kad čia kažkokie tai, reiškia, iškrypėliai tų tradicijų nesugriautų. Jie dar, reiškia, pastato, reiškia, savo kariuomenę, kad jinai prižiūrėtų. Bet čia jau ta prasme, tai su liktai žodžiais, kai sakai, pastato kariuomenę. Čia jau mes kalbam apie pirmąjį tą
Dar ne. Reiškia, čia tas... Aš noriu sakyti padalymą, bet po to dar aptarsim Dabar pačią aš sąvoką. ką noriu pasakyti, reiškia, yra visuomeniai supratimas, dalyje visuomenės, kad reikia kažką daryti, bet jau yra truputėlį, ko gero, per vėlu, nes per daug yra daug įtakos išorinės, reiškia, ypač Rusijos, ir jie kiekvieną mūsų žingsnį panaudoja, kad dar pabloginti mūsų situaciją. Tai vat, ir tada, reiškia, yra sukūriama, reiškia, konfederacija, vadinama Baro konfederacija, reiškia, jinai kartu su Lietuvos kariuomenė, kuri ten tuo metu buvo, jinai pabando, reiškia, kariniu būdu tą vat rusų įtaką likviduoti. Aha, okei. Ir reiškia, įvyksta, reiškia, ten tokia, tai nebuvo kažkoks labai didelio masto, reiškia, karas, bet, sakykime, tokia karinė kampanija, kai dar ginkluotų būdų, reiškia, buvo bandyta, reiškia, kariauti su rusais, kad pašalinti jų šitą įtaką. Aišku, viskas baigėsi tuo, kad ten vieną nedidelį mūšį 71 metais Lietuvos kariuomenė laimi, bet po to kitą didesnį pralaimį. Kur geografiškai, atsiprašau, ir tiesa? O čia yra, reiškia, tose rytinėse, tose, sakykime, slaviškose teritorijose. Baltarusija ir toliau. Jo. Supratau. Reiškia, kitame mūšyje, reiškia, įvyksta pralaimėjimas ir va tada jau, kadangi vėl yra pabandoma būtent, reiškia, išsivaduoti nuo rusų, jie tada tai pasinaudoja tam, kad, matot, kas pas jūs čia dedasi? Čia neramumai kažkokie tai ginkluoti išpoliai, reiškia, kaip visada, reiškia, persikė rusus tenais. Taip, klasika. Tas, kas ir dabar, reiškia, jau tada tai atsiranda, reiškia. Ir dėl to reikia, žodžiu, kad nuramdyti, reiškia, šitą betvarkę, reikia atimti teritorijas. Čia jau tie prūsai pagaliau gauna savo ir 72 metais vyksta pirmas padalymas, yra būtent atkabinama rytinis pats kampas dabartinės iš esmės Baltarusijos teritorijos nuo Lietuvos ir tada, reiškia, pasiema tą vakarų Prūsiją, reiškia, vokiečiai. Prūsai. Aha, bet ne totali teritorija yra suvartojama. Ir dar, reiškia, apkramtomi kraštai. Viskas su mane yra padaryta. Iš esmės Austrija, irgi viena iš galybių to meto, reiškia, jinai kaip ir natūralus buvo sąjungininkas su abiejų tautų respublika. Reiškia, nes jai Prūsija nepatiko, kad stiprėja, Rusija jos natūralus priešas toks atrodo, reiškia, tai jie tada pasiūlė Austrijai irgi gerą šmotą Lenkijos, kaip tokį, sakykime, de facto kyšį, reiškia. Ir jie apsidžiaugė irgi, kad jiem duoda teritoriją ir ten nekėlė problemų. Gerai. Tai ir vyko, žodžiu, tas pirmas aktas. Taip. Aš noriu paklausti šitoje vietoje, šiandien vienas specialiųjų operacijų pajėgų karys, sužinojęs mūsų tinklaladės temą, paprašė užduoti klausimą, kurį dabar užduosim su linkėjimais jam. Padalymas. Ar tai nėra kartai žodis mums iš kažkur atneštas, kad nevadintumėm okupacija, pavyzdžiui? Nežinai, kur ta kilmė to žodžio? Vadovėlis ir aš atsimenu. Iš tikrųjų, man tokia mintis nešoja gal, bet labai jinai yra tokia, sakyčiau, blaivi ir tiksli mintis, nes iš tiesų tai taip, dalyjimu vadina tas, kas pjausto tortą, reiškia, o ne pats tortas. Tai va, bet va čia yra problema, reiškia, kad mes į šitą jau turim žiūrėti iš to objekto pusės, nes mes jau nieko nebegalim padaryti, o viską daro, reiškia, kiti su mumis. Tai va, tai va ir turim šitą situaciją, kad ir čia įvyksta, reiškia, tas pirmas padalymas, čia netgi šitoje vietoje ir pats karalius Poniatovskis, jisai nesitikėjo tokio atomazgos, jisai ten visaip stabdė visus tos, reiškia... Čia savo reformą atomazgos, ta prasme, tokios teisingai. Jisai kovoja prieš reformas, tuo metu karalius, jo. Nes karaliaus čia pozicija yra labai įdomi. Jisai iš pradžių, reiškia, jis bando palaikyti tą, kad, žodžiu, ramiai čia nieko nereikia... Taip. Provokuoti, neprovokuokim Rusijos, reiškia. Irgi klasika. Ja. Ir tarsi jam atrodo, kad jeigu jie šitą situaciją kažkaip suvaldys, tai žodžiu, viskas bus gerai, bet jinai nesusivaldo ir tada rusai nubaudžia mus, atimdami teritorijas, reiškia, ir tada jisai pats, tampa iš esmės jau kitam veiksme tų reformų šalininkų pats. Nes pamatė, reiškia, kad čia blogai baigėsi. Ir tada, reiškia, viskas galiausiai jau po to antro padalymo, po kiek laiko,
prasideda tas bandymas reformuoti jau iš pagrindų valstybę dar kartą. Bet po antro ar po pirmo? Nes mes tik apie pirmą kalbėjom dabar. Tai po pirmo. Po pirmo, taip. Sakė, po antro, tai taip susi. Aha. Jo, čia, kaip sakant, aš tiesiog, ne taip, kaip mano dukra sako, kaip mano dukra, reiškia, sakydavo, kai būdavo 3 metai burnytė, ne taip pasakė. Gerai. Reiškia, jo. Tai žodžiu, reiškia, ir tas yra vadinamas procesas 4 metų Seimas. Reiškia, jisai... Po pirmos okupacijos padalijimo. Jo, taip. Jisai prasideda 1788 ir užsibaigia 92 metais, bet būtent jis turbūt ilgiau turėjo tęstis, reiškia, nes jis buvo nutrauktas, taip sakykime. Taip. Kodėl jisai galėjo vykti? O todėl, kad buvo pabandyta pasinaudoti geopolitinę situaciją, įsivėlė Rusija tuo metu į karą su Turkija, tokį gan sunku. Ir buvo, negalėjo, reiškia, skirti dėmesio. Kaip sakė, Saurono akis buvo nusisukusi į kitą pusę. Tai čia turiu meni, kad Seimas tas galėjo įvykti, taip? Jo. O to Seimo sudėtis tai čia kas? Bajorai, buvę kažkokie... Kas po tos pirmos okupacijos padalymo įvyko su vadovybė šalies? Niekas nepasikeitė. Tiesiog atėmė teritorijos, čia buvo kaip bausmė. Gerai. Labai niekas nepasikeitė. Ta pati situacija, reiškia, ta tokia Rusijos kontroliuojama, reiškia, ta įtakojama vidinė situacija, in toliau kaip ir tęsiasi, reiškia, ten nesileidžiant į detalės, nes mes, vis tiek, bandom esmę suprasti, reiškia. Visiškai. Tai 4 metų Seimas. Tas 4 metų Seimas, jisai ten iš tikrųjų padaro daug dalykų. Bet ar tie patys bajorai, kurie prašau, tiesiog paprastas Seimas, teisingai? Tai daug kas, reiškia, net ir norėjo, reiškia, tas tradicijas ten saugoti toliau, daugelis jų jau pamatė, kad, blogai, reikia kažką iš tikrųjų. O magnatai, kurie nebuvo bajorėliai, tai čia vėlgi, čia vieni vienur, kiti kitur. Gerai. Taip. Reiškia, nes jie de facto, de jure yra tie patys bajorai, tik tais, kad jie yra turtingesni, ten turi įtakos daugiau. Tai ką Seimas bandė padaryti? Reiškia, principo, jie daro visų, reikia suprasti, kad iš esmės tai yra kokie laikai, jeigu globaliai žiūrint. Tai yra laikai Prancūzų revoliucijos. Prancūzų revoliucija prasideda 89 metais, baigėsi 94. Tai viskas vyksta Prancūzų revoliucijos iš esmės metu. Tai pasakykime, reiškia. O ta revoliucija tai yra visuomenės perdarimas iš realiai visoje Europoje, nuo to, kad priklauso šalis ten kara. Prasidėjo judėjimas prie to, kas ATR bandė būti jau anksčiau, reiškia, tik tai biški kitose formose. Tai jeigu seniau buvo absoliutizmai, tai prancūzai ką padarė? Nukirto karalių galvą ir padarė respubliką. Taip. Reiškia, ir tai yra visokie ten apšvietos tos idėjos apie, kad žmonės ten yra visi lygus, kad ir kiti žmonės yra žmonės, kad reiškia, jie turi valdyti visi valstybę. Ir tos idėjos ir čia yra bandomos realizuoti šitomis reformomis. Bet čia 4 metų Seimo metu. Taip. Tai labai super pažangios, reiškia, permainos, kad perdaryti, sukurti modernią valstybę iš esmės, tų laikų supratimu. Be karaliaus, pavyzdžiui? Ar su karaliu? Manau, kad jie judėjo link konstitucinės monarchijos, reiškia, to dalyko. Nes taip greitai nepasakysi, dabar nebebus prezidentų nuo šiol. Jie manau, kad kažką tokio labiau angliško, reiškia, norėjo sukurti. Reiškia, ir aišku, tas mums ten netiek svarbu, ką jie ten su švietimu darė, mums svarbu, ką darė su kariuomenė, tai irgi, reiškia, ją modernizavo, didino ir buvo planai ten sukurti, reiškia, kaip tą kariuomenę padaryti normalia, realia, reiškia, jėga, pradėta tai daryti, bet aišku, nesuspėta iki galo padaryti, nes rusai laimėjo karą prieš turkus ir tada jau ėmėsi tvarkyti čia reikalus, užkirs greitai viskam čia kelią, kad nieko to neįvyktų. Ir buvo ta Targovicos konfederacija vėl. Konfederacijos, tai reiškia, surado rusai tuos vis dėlto dar už esančius, reiškia, tos tvirčiausius konservatorius, kuriuos irgi sutelkė, kad apgintis senus papročius, reiškia, protėvių. Taip. Dar kartą. Taip. Tai žodžiu, bet realiai jau čia tiesiog atėjo Rusijos kariuomenė ir jinai, reiškia, tiesiog pasakė, arba situacija panašiai į jau
1940, ta prasme. Taip. Į 20 amžiaus tą... Nuima tą ir tą ministrą, VSD direktorių. Jo. Tarsi pareikalavo, kad žodžiu, nebeskriaustų čia rusų, jau pagaliau stačiatikių nepersekiotų ir baigtų reformas šitas nutrauktų. Tai su to pretekstu, reiškia, įvedė labai rimtą kariuomenę Rusija ir prasidėjo karas iš tikrųjų, įvyko karas, skirtingai negu 40 metais buvo pabandyta pasipriešinti. Bet čia svarbu, labai toks momentas geras. Aha. Aišku, dar, vėlgi, mes sakoma, kad vat, ir šiandien turim tą pačią problemą, kad kariuomenę dabar jau suprantam, kad reikia ten stiprinti, didinti, bet to greitai labai nepadarysim. Ir jie nespėjo, kaip sakant. Tai mes tikiuosi suspėsim ir ją padidinsim kelis kartus. Tas suvokimas turbūt 2014 atėjo, žinai, kada pradėjo biudžetas didėti ir panašiai. Taip, bet faktas yra tas, kad reikia 10 mečių, kad sukurti, reiškia, stiprią, adekvačią kariuomenę. Jeigu tu jos neturėjai, žinai, 100 metų, neleido tau nieks jos daryti, reiškia, tai jinai maža ir neveiksminga yra. Tai tas va tenais atsitiko ir reiškia, ten buvo 15 000, reiškia, Lietuvos kariuomenės, Lenkijos kariuomenė ten buvo didesnė, bet irgi kariavo Lietuvos kariuomenė šitoj pusėje, Lenkai ten piečiau. Ir ten iš principo yra irgi dabar jau toks, ypač Lenkijoje tas yra ginčas istorikų pakankamai karštas, reiškia, nes atsitiko kas, kad vyko tokie mūšiai, reiškia, ten vienus ten vis dėlto Lietuvos kariuomenė pralaimėjo, kitur pristabdė, sakykime, priešo, reiškia, kariuomenės puolimą, bet tiesiog buvo politinis, reiškia, sprendimas Poniatovskio, kad, reikia, žodžiu, kapituliuoti. Aha. Ir istorikai ginčiasi, reiškia, jie skaičiuoja ten, kiek ta kariuomenė ten turėjo ko, ir jie ten mano, žinai, kad principė priešintis dar buvo galima ir pakankamai ilgai, bet, karalius, žodžiu, palūžo. Jis buvo spaudžiamas ir kitais būdais, ne tik, reiškia, karinių, ir jisai priėmė sprendimą, kad reikia pasiduoti. Ir po to, kai buvo, reiškia, čia 1792 vyko tas karas ir, žodžiu, buvo kapituliacija. Tai po to įvyko, reiškia, antrasis padalymas. Arba okupacija. Taip, dabar jau taip klausinėsiu kas kartą. Dalies teritorijų okupacija. Taip. Tai dabar antras padalinimas, okupacija per brūkšnelį, jie iš mūsų irgi visų teritorijų neatima, kaip suprantu, taip, tik tai dar labiau siaurina tą visą. Taip, kadangi įvyko trečias padalymas arba okupacija. Teisingai, tai jis buvo reikalingas. Jis buvo ne paskutinis, o vidurinis. Taip. Ir, reiškia, kokioje situacijoje atsidūrė, reiškia, Lietuva ir Lenkija. Taip pat, reiškia, kad šitam padalyjame sudalyvauja vėl Prūsija ir Rusija. Tai čia tos, kurios visada kažką tai gauna. Taip. Ir, reiškia, buvo sumažinta kariuomenė nuo ten tų 14 000 iki 6,5 tūkstančio. Matom šitą dalyką. Čia kaip, logiška yra. Atima, reiškia, teritorijas. Teritorijų atima ir jeigu žiūrėt Lietuvos atžvilgių ten, tai principė jau dabar siena beveik visą Baltarusiją atima, lieka ta labiau pietinė, reiškia, pusė, jau priartėjom prie dabartinės rytinės sienos iš esmės, po antro padalymo. Taip. Reiškia, tik tais dar ten į pietus iki beveik Brastos, reiškia, dar toks nutysęs, reiškia, tas teritorijos gabalas. Reiškia, tai jau gerokai apipjaustyta, reiškia, teritorija, sumažinta kariuomenė, dar daugiau rusų pajėgų, reiškia, šalies viduje. Žodžiu, va tokia situacija. Tai jau panašu yra jau į beveik visos šalies okupaciją. Todėl tas, kas įvyksta 1794 metais, jau ir yra iš esmės vadinamas sukilimu. Kosciuškos sukilimas, tas vadinamas. Tai va, tai čia yra paskutinis bandymas, reiškia, ginkluota jėga tą pakeisti situaciją, bet viskas kartojasi, reiškia. Tai tiesiog kelis kartus yra pakartojama. Taip, gal kiekybės požiūrių
kokybės požiūrių tai yra stipriau, daugiau, nuoširdžiau, sakyčiau, nes koks yra skirtumas tarp tų kitų veiksmų, kad čia jau yra tikrai tos revoliucingos idėjos, yra įtraukimas ir gyventojų platesnis, gal ir dėl to, reiškia, galima tai vadinti sukilimu, nes, sakykime, reiškia, kai Vilnius yra kontroliuojamas rusų kariuomenės, bet yra ir Lietuvos dar kariuomenė, ta sumažinta egzistuoja, prisijungia gyventojai ir, žodžiu, yra užimamas tas Vilnius, reiškia. Čia 1794 sukilimo pavasarį, metu. jo. Aha. Žodžiu, 1794 metų pavasarį, balandžio mėnesį, reiškia, Lietuvos kariuomenė kartu su vietiniais gyventojais paima į nelaisvę rusų įgulą, reiškia, ir užima Vilnių. Oi, puikus. Labai šiaip gražiai planas, ten viskas buvo. Ir, žodžiu, čia įsitvirtina, tada Liepos mėnesį Rusija atsiunčia kariuomenę, bando užimti Vilnių, tada, reiškia, sukilėliai atmuša, bet rugpjūčio mėnesį atsiunčia labai didelę kariuomenę ir jau tada užima Vilnių. Nu, reiškia, iš esmės iki rudens, lapkritį krenta Varšuva, ten tos yra žymiosios tos Prahos skerdynės, kur tam, kad įbauginti, reiškia, gynėjus, tas priemiestis, kuris yra šitoj upės, Vyslos pusėje, yra tiesiog išpjaunami visi žmonės, reiškia, kurie ten yra. Tas žymusis rusų karvedys Suvorovas, reiškia, tenais viską organizuoja. Ir ten žūva Lietuvos kariuomenės likučiai, reiškia, kurie atsitraukia dar iki pat tenais, reiškia, būtent gindami tą Pragos priemiestį. Ir viskas, reiškia, kapituliacija ir jau kitais metais yra likviduojama valstybė, įvyksta tas vadinamas trečiasis padalymas, kaip sakant, neviniuojant žodžių į vatą, yra okupacija, aneksija ir valstybės likvidavimas. 120 kažkeliams metams. Jo. Taip gavosi. Gerai, klausyk, tai dabar aš galvoju dar prieš mums apibendrinant tai priežastis, nes šiaip iš principo, kaip ir bendras vaizdas dabar susidaro, žinai, kai išklausomės dabar valandos trukmės pokalbį, susidaro bendras vaizdas, kurį mes dar apibendrinsim, bet dar vieną tokį norėjau biškai šokti, dar porą žingsnių į priekį tada, žinai, o kaip, du sukilimai 19 amžiuje, ne? Šiaip jau nebe tokio mes jau seną istoriją čia kalbam. Du sukilimai. Kaip, dviejų pasklausimas apie 1831 sukilimą, taip? Kaip rasti jėgų po 40 beveik metų daryti sukilimą, kažką 40 metų, nors bet kita vertus. Aš sakyčiau, man labiau tai panašu ne į 40, o 35 viso labo. 35 metus, kas yra labai normalus žmogaus atminties laikotarpis, 35 metų, 50, taip. Yra tokia mintis labai, labai graži, kad nuo Kosciuškos sukilimo, imant ir Kosciuškos sukilimą, kiekviena užaugusi nauja karta, subrendusi karta, jinai principė įima ginklą į rankas ir bando iškovoti laisvę. Nes tu kalbėjai apie 1863, teisingai. Taip, kas 30 metų. 35, kas 35 metus. Gerai. Ir galiausiai 1918, po 1863 praėjus, gerai, biški daugiau negu 35 metams. Reiškia, atsiranda ta Lietuva, kurią šiai dienai turim. Taip, reiškia, tas dalykas, jisai ne kažkur ten, nenumiršta iki galo. Ir čia vėlgi, kalbant apie kainą sukilimų, visokių partizanavimų, tai kyla tokia mintis, kad, labai daug šansų, kad nelaimėsi, jeigu tu bandai, reiškia, kažkaip sukilti. Ir taip Lietuvos istorijoje dažniausiai ir atsitikdavo, kad išskyrus tos žemaičių partizanus, kur švedus įvarė į šachą ir matą ten visais kitais atvejais, iškart per tą, nepavykdo, pralaimėdavo, reiškia, karinių požiūrių. Bet kita vertus, tai yra labai svarbu, kad yra palaikoma idėja, kad vis dėlto yra pavyzdys parodomas sekančiai kartai, kad reikia kovoti ir tą įmanoma padaryti, reiškia. Svarbu išdrįsti ir pabandyti, reiškia. Ir tas paskiau vis tiek atveda prie to, kad yra, reiškia, viskas atkuriama. Nepraeis ne 120 metų, sakysim, ir padarysim. Taip. Aišku, taip. Yra žūsta žmonės, juos po to pakarė tenais, išveža į Sibirą, tą kainą be abejo tenka dėja sumokėti, reiškia. Tai kodėl jie įvyksta, reiškia, tai principe
žmonės, jie tuo metu vertino tą, kad tai yra šansas, yra išnaudojami šansai. Pasižiūrėkime, reiškia, kokia ten buvo situacija. Yra reiškia, principe, 30 metais mes vadinam 31 metų sukilimu, bet iš tikrųjų viskas prasidėjo 30 metais Lenkijoje. Ir kodėl tai prasidėjo? Nes vėlgi, kai mūsų prisijungė rusai, reiškia, pasidalino, sakykime, austrai, rusai ir prūsai, tai ta dalis, kuri Lenkijos, kuri atiteko Rusijos imperijai, jinai nebuvo tiesiogiai inkorporuota į Rusijos imperiją, jinai tapo vasalinę karalystę. Yra, reiškia, Rusijos imperatorius ir jisai turi vasalų, reiškia, ten vienas iš tų vasalų yra Lenkijos karalius. Tai buvo palikta formaliai Lenkijos karalius. Aišku, ten jau buvo pastatytas vienas iš tų rusų kunigaikščių tuo karalium, bet ta karalystė, jinai turi savo kariuomenę. Lenkijos kariuomenė buvo. Dėl to tas pas mus, kas vadinama sukilimu, tiek Lenkijos, tiek Rusijos istoriografija yra vadinama dar vienu Rusijos-Lenkijos karu. Reiškia, kodėl viskas prasidėjo? Prasidėjo revoliucija, kurių ten Europoje tuo metu viena po kitos, reiškia, visur vyko, visur ten buvo išsivadavimai, ar socialiniai, ar tautiniai. Belgijos, reiškia, revoliucija. Ir kadangi, reiškia, čia buvo jau po Napoleono karų ir čia buvo tų absoliutinių monarchijų reakcija, jos viena kita, toks buvo solidarumas tarp šitų visų, kad jeigu pas kažką ten revoliucija, tai reikia siūsti pagalbą kariuomenę. Ir rusai, kaip savo kariuomenę, kuriai arčiausiai daeiti iki Belgijos, ten padėti numalšinti, tai buvo Lenkijos kariuomenė, kuri buvo pavaldi Rusijai. Ir jie norėjo juos pasiūsti. O Lenkijos kariuomenė vietoj to sukilo ir, reiškia, pradėjo kariauti prieš rusus. Tai taip viskas prasidėjo ir, aišku, tada jau Lietuva buvo kitam statusė, jinai buvo tiesiai inkorporuota, nes mes žinom, kad rusai nuo pat pradžių jie norėjo ištrinti Lietuvos, reiškia, tapatybę, nes čia ta tradicija dar nuo Ivano Rūsčio laikų turbūt yra susiklošius, kad Lietuva, tai kadangi jinai, čia toj sistemoje rusiškų teritorijų, rusieniškų teritorijų buvo, tai jinai, kaip ir per šitą ją norėjo įsitraukti, žodžiu, į Rusiją. Tai tokia teisėta Rusijai turinti priklausyti teritoriją nuo senų laikų. Jų nuomonė, taip. Nes jie tenais sugalvojo tą dalyką, kad Gediminaičiai tai yra Riurikaičių kažkokia šalutinė, ten tokių visokių feikų ten prirašė dar 16 amžiui. Tai jie norėjo, kad čia jokių katalikų neliktų, kad neliktų jokių lietuvių, net paskui nebenaudojo Lietuvos pavadinimo, naudojo šiaurės vakarų kraštas, žodžiu, bandė ištrinti čia viską. Tai ta prasme, ir čia jau buvo tikras sukilimas, čia, reiškia, jau tiesiog žmonės ten su kuo kas turėjo, atėjo biški ir Lenkų tų karinių dalinių, kurie buvo arčiau ir čia prisijungė, žodžiu, tas viskas, žinome, pralaimėjo, po ko uždarė Vilniaus universitetą kaip tą vietą, kur čia visokių lizdą, reiškia, šitų kenksmingų idėjų. O 63 metų sukilimas, jisai iš esmės buvo pasinaudojant progą irgi, nes rusai ką tik pralaimėjo Krymo karą, reiškia, prieš britus ir prancūzus. Buvo reiškia, sukalti, ten neprarado jie ten kažkokių teritorijų, bet jiem tas buvo ženklas, kad jų tas modelis yra visiškai totaliai pasenęs ir reikia keisti visuomenę, nes rusai suprato, kad jų kariuomenė yra silpna, o jos silpnumas, lyginant su kitomis moderniomis kariuomenėmis, yra tas, kad jau tai buvo faktiškai pilietinių visuomenių kariuomenės ir reikia jų ten tą dar 18-19 amžiaus modelį jau keisti į kažką tai naujesnio. Tai reikia keisti visuomenę. Tai jie panaikino baudžiavą ir dar daug visokių kitų dalykų padarė. Bet aišku, tai sakykime, Lietuvos visuomenė, ta dalis, kurie buvo aristokratija, bajorija, jie tiesiog tą suprato kaip galimybę, reiškia, nusilpusioje Rusijoje sukelti vėl sukilimą, maištą, o ta dalis, kuri buvo kaimiečiai, tai didžioji visuomenės dalis, buvę vakar baudžiauninkai, jie tiesiog nukentėjo dėl viso to, nes reiškia, juos paleido tarsi,
bet jiem nebuvo iš ko gyventi, nes nedavė žemės. Galim buvo išsipirkti žemę, nebuvo už ką išsipirkti. Nu tai va, tai žodžiu, čia susimaišė dar ir su socialiniam problemom, reiškia. Ir tada, reiškia, va tas sukilimas, jisai buvo tikrai toks jau visuotinis, nes čia jau įsitraukė ne tik tai ta politinė visuomenės dalis, tai yra bajorija, reiškia, kurie ten savo giminėse tą tradiciją, reiškia, ten ir patriotizmą, reiškia, išlaikė, bet ir va ta dalis, tai yra ta valstietyje, reiškia. Nu, ten yra tose, dėl to mes ir kalbėjom kažkuriam podcast'e prieš tai apie prisiminimus, kurie buvo užrašyti 1922 metais, turbūt išleistame antram tome karo archyve, kur dar ten, reiškia, susirado tą dieduką, kuris pasakojo, kaip šaudė Kirilus miške, reiškia, ten kažkur tai prie Tauragės, kai dalyvavo sukilime 63 metų. Tai va. Gerai. Nu, Karoli, klausyk, dabar galvoju taip. Tai šitą kalėdų išvakarių momentą mes dabar pradiskutavom praktiškai valandą plus ir kaip ir aiški chaos, tai didelio chaoso įspūdis. Bet dabar, jeigu reikėtų, va, tau paprašyčiau tokį, žinai, apibendrinimą padaryti, hot wash-upą, kaip sako kariuomeniai, tai kaip galima arba kokios tos pagrindinės priežastys sudaro sąlygas tokią valstybę, kuri beveik 200 metų egzistavo, sudaužyti į šipulius, pasinaudojant vidaus problemom, kišantis iš išorės. Kaip tas mechanizmas suveikia, ta prasme, čia mes tai pasakysim tam, kad visi žinotų, kur yra raudona vėliavėlė, kur red flagas. Kiekvienoj šaly, kiekvienoj visuomenė yra natūralūs konfliktai. Socialiniai, kažkokie ideologiniai, nu, šiuolaikiniam pasaulyje dėl mūsų informacinio, reiškia, technologijų sukurto lauko ypatumų, tų lūžio tokių taškų, tokių skilimo taškų jų yra vis daugiau ir daugiau, sakyčiau. Nes dėja, reiškia, priešingai negu buvo tikimasi prieš 20 metų, kad informacinė visuomenė bus žiauriai ten visi protingi, tai pasirodo socialiniai tinklai leidžia sklysti labiau ne mokslų grįstą informaciją visokiom kvailystėms, tai tas, reiškia, visiškai mūsų išsprogdina vakarų pasaulį. Bet ir visais laikais, reiškia, yra konfliktai. Ir tie priešai, jie tuos konfliktus identifikuoja ir juos gilina. Visada. Ir tas vat, visas 17 amžiaus pabaiga, 18 amžiaus, tai yra tiesiog klasikinis to pavyzdys. Galim pamatyti labai daug dalykų, kas yra daroma nuo tada iki pat dabar, reiškia, iš Rusijos pusės. Tai ką reikia daryti, kaip to išvengti, tai reikia tiesiog to nepamiršti, kad tos pastangos bus daromos, yra daromos ir nepramiegoti, reiškia, ir mums reikia būtent kažkaip sugalvoti, kaip savo visuomenės viduje kurti tą sinergiją. Negali tai būti, reiškia, kad taip, mes konkuruojame tarpusavėje, bet mes turim suprasti va tas ribas, kur reikia sustoti. Nes yra vietų, kur nebesiginčijam. Kur mes turim susitart, mes kovokim, ginčykimės, turėkim savo interesus, savo nuomonės, bet supraskim, kad kažkurioje vietoje, reiškia, už mūsų asmeninius interesus yra aukštesni interesai. Ir jeigu mes tą pamiršim, tai tiesiog bus visiems blogai. Nes tikrai ne visi galės, reiškia, dirbti pas rusus kolaborantais, kai jie mūsų okupuos eilinį kartą, kažkam teks kabuoti ir kartuvėse, reiškia. Ir tai bus dauguma tų, kurie dalyvauja aktyviai tame procese. Tai vat yra tas ir 40 metais turbūt labiausiai sukrečiantis ta situacija, kad didesnė dalis tų, kurie sakė, kad reikia nesipriešinti sovietams, po kelių mėnesių, reiškia, nuo savo šito pasiūlymo patys jau buvo po velėną, reiškia, tų pačių rusų pakavoti. Tas reiškia, nepasiteisino jų išskaičiavimas. Tai tiesiog, reiškia, jeigu mes nepradėsime to kritiniu momentu suprasti, kad reikia atidėti į šalį savo kažkokius ten kasdieninius poreikius ir susivienyti ir suprasti, kad vat šita šalis, mūsų gyvenimo būdas, mūsų, reiškia, vertybės, jos yra, reiškia, svarbiau už tai, ko mums ten kiekvieną dieną ten materialiai ar kažkaip ten ambiciškai kažko labai reikia, tai mes tiesiog kabosim tose kartuvėse.
Mes turim kažkurio momentu susivienyti ir nepaisant prieštaravimų, reiškia, būti vieningais. Suprasti, kad pirmiausiai mes esam lietuviai, kurie turi apginti Lietuvą kritiniai situacijai. Kaip karo istorikas Kalėdų išvakarėse gali duoti mums vilties, pasakydamas, kad istoriškai žiūrint lietuviai ilgainiui sugeba susitarti? Ar praleidžiam šį klausimą ir uždarom tinklalaidę? Ne, tai yra, manau, labai, labai teisingas pastebėjimas ir iš tiesų, mes turim įvairių tų situacijų. Buvo, reiškia, istorijoje tų momentų, kai praleistas momentas ir reiškia, situacija nebepataisoma. Taip. Jo, bet dažniausiai vis dėlto mesgi juk esame čia šiandien. Su lietuviškais pasais, kaip kalbėjome. Su lietuviškom uniformoms, lietuviškais pasais, kalbam lietuvių kalba. Reiškia, mūsų protėviai, kad ir kiek padarė klaidų, tai daugiau, reiškia, padarė kažką teisingai. Tai mūsų jau pareiga yra, reiškia, šitoj situacijoje nepadaryti bent jau blogiau. Ir užtikrinti, kad po 100 metų irgi galėtų, reiškia, kažkas daryti, nežinau, kokie formatai ten tada egzistuos, kokį podcastą, reiškia, ar kaip tai pavadinti. Ir aptarinėti, reiškia, kaip 21 amžiuje mūsų, reiškia, šaunieji protėviai sugebėjo apginti Lietuvą ir užtikrinti, kad jinai gyventų, klestėtų ir mes galėtumėm, reiškia, šiandien postringauti apie istorijos pamokas. Su Zikaru padarė. Jo. Ačiū labai už pokalbį.